ar ne aš naudojant, tai jūs į formą CCC Communication. Esu. Noriu tik į priekį. Aš matau save tik nekilnojamam turte. Tik. Ir nematau savęs kitur dirbančius. Bet sėdėdama čia tai negausi. Okay? Have a good day. Perspektyvas panašu. Lygiai taip pat tobulėjimo perspektyvas ir karjeros kilimo įmanoma matau, manau, kad yra. Nes matau, kaip šalia merginos kyla karjeros laiptais, lygiai taip pat manau, kad ir kitaip. Taip pat šiuo metu irgi. Bent jau šią akimirką, tai matau save tik nekilnojamam turte, savo ilgametę karjerą. Bent jau 10 metų mažiausiai tikrai. Gal šuniukas geras? Gerai užsidirbti, taip pat įgauni žinių įvairiausių, kur gali padėti ir draugams, ir giminėms, tėvams. Tai va per 3 savaitės jūsų firma pardavė mano butą. Ir už ganėtinai gerą kainą, 160 000. Kaip negalvojau, kad jas gauti. Giliai savimi, aš buvau jį pasiruošęs atiduoti už 140 000. Palaukite, kiek aš gavau ten neatsimenu. Vieną 68. Taigi norėjom už 150, man gavau 160. Aš nespėjau pažiūrėti, kad tam pačiam naime kaimynai su daug geresniu eurų remontu 138 man prašė tiek. Nu, kažkas tokia. Tai, ką čia bepridursi, ne? Aš manau, kad nauda yra, kad žmogus jaučia, kad atiduoda, parduoda arba nupirks savo nekilnojamą turtą į profesionalų rankas. O čia yra pati didžiausia. Man buvo tai pati didžiausia. Mes įgyjom garantiją galų gale, kad tikrai kažkas įvyks. Jaučiuosi saugiai. Kada jos yra, aš jaučiuosi saugiai. Aš žinau, kad mane nepavestų jos. Ir kaip tik jūsų pasiūlymas buvo toks, kaip Argas ir sako, mes padėjom taškus, mes pasirašėm sutartį ir mes tiesiog tokie tapom ramesni. O kažkas nuėmėt nuo mūsų pečių, užsidėjot ant savęs ir atlikote darbą, apie kurį mes galvojame, kad jį reikėtų. Kaip jūs sakėt, kad laikom kainą, kad yra kiekvienam būtui savas tas savininkas, kuris ateis ir pamatys ir viską. Kad kaip tik man jūs sakėt, kad neskubėkit, nuleidinėkit. Aš manau, kad mano būtas buvo pristatytas klientams galimiems kaip labai įdomus, kaip labai geroj strateginį vietą. Tai prasme, aš manau, kad žmonės, kurie pradėjo siūlyti rinką mano tą būtą, taip, jį labai pristatė, profesionaliai, kaip reikia. Kažkoks konkretumas yra. Nes palei skelbimą skambina gal 5 arba 6 agentūros, bet tai kaip buvo žodis pasakymas, kad aš atvesiu klientą. Viskas. Jo, mano manimo, aš pritariu. Vienintelė agentūra, kuriai pardaviau. Aš atidaviau savo nekilnojamą turtą į profesionalų rankas. Aš taip savo galvoju. Į žmonių rankas, kurie žino, aš mano savo darbą. Kai bendravau, aš jutau susidomėjimą ir norą man padėti. Kitam laikui. Man asmeniškai mergaičių darbštumas. Man irgi jūsų darbuotojus labiausiai. Jų darbštumas, jų iniciatyva, aktyvumas, jos ir nuoširdumas. Man tai galutinis rezultatas. Tai nebuvo joks įspūdis, wow, dabar čia kažkas vyksta, tai įvyko darbas, kuris atnešė rezultatą. Ir aišku, kaip pats didžiausias buvo, tai tas greitas pardavimas ir viskas kaina. Per 2 savaitės. Porą savaičių. Bet mes taip nesitikėjom greitai, mes sakėm kažkaip, darėm patys savo, nors terminą darėm, iki kalėdų. Ir nieks netiki, kad mes jau бутą пардавим. Netiki žmonės. Sako, неправда, не может быть, как так быстро? Sakau, 2 savaitės. Per 2 savaitės. Jo, per 2 savaitės.
Nu, nieks Per netiki. 2 dienas. Per 2 dienas buvo. Nes sekančią dieną buvo atvesti 3 klientų. Ir jiems patiko. Ir kitą dieną po apžiūros būtent sulaukiau skambučio, kad mūsų žmonės neatiduotas. Iš vienos pusės man tie rezultatai neša pasitenkinimą, iš kitos pusės sako, kad reikia dar labiau ir dar daugiau stengtis. Tai taip pat apčiuopiami rezultatai. Tai yra tai, ką aš dabar užsidirbau per tą 1,5 mėnesio, tai yra mano didžiausias atlyginimas. Mano Tada darau savo piniginę ir aš matau tenai esančius pinigėlius, todėl ir nenorėčiau išeiti. Manau, kad čia yra pati didžiausia motyvacija žmogui.